Ekonomistas Gitanas Nausėda savo naujojo namo šildymui pažabojo vandens gręžinio energiją. Elektros energijos šildymas atpuolė iš karto, nes kaip ekonomistas pasiskaičiavau, kad tai kainuotų pernelyg brangiai. Buvo dar žinoma suskystintų dujų variantas, tai yra kažkur tai čia tame sklype montuoti cisterną ir ten tais vamzdeliais išvedžioti, bet architektas taip pat pasakė, kad tai yra gana toks pridarytų daug bėdų iš būtent dizaino pusės. Ir visai atsitiktinai su savo kolega kalbėjau ir jis įsikalbėjo, kad yra dar ir kitos alternatyvos ir kaip viena iš alternatyvų pažymėjo šilumos siurblį. Šildymo sistemą šiame 270 kvadratų name sumontavo viena Vilniuje įsikūrusi bendrovė. Šeimininkas praėjusią žiemą liko patenkintas. Iki šiol dar negaliu tiksliai pasakyti, kaip tas stebuklas įvyksta ir iš beveik šalto vandens yra koncentruojama šiluma, bet tai veikia, nes mes tuo jau esame įsitikinę. Tiesą sakant, mes šiame name gyvenam kol kas labai neseniai, bet šilumos siurblys pats buvo pastatytas jau praėjusiais metais ir šitas namas jau išgyveno vieną žiemą, būtent su šilumos siurblio pagalba. Ir ta žiema, kaip žinome, pastaroji buvo ne pati šilčiausia, tai yra buvo tikrai labai neigiama temperatūra iki 30 laipsnių. Na ir aš savo nuostabai atvažiuodavau, žiūrėdavau čia, kaip vyksta statybos darbai ir matydavau, kad šitame stiklinėme plote, kuris tikrai turbūt nėra pats šilumos izoliacijos požiūrių pats efektyviausias, vis dėlto yra palaikoma, patenkinama šiluma. O tuose, reiškia, labiau uždaruose patalpose, būtent mūrinėme namiuke, net man buvo ten per šilta. Nors pradinė investicija į sistemą yra didesnė, aptarnavimo kaštai mažesni, o investicijos grąža palyginus nebloga, ypač turint omenyje augančias dujų kainas. Be to, geoterminis šildymas turi ir kitų privalumų. Aš tikrai neturiu pagrindo nepasitikėti tai žmonėmis, kurie sakė, kad panašaus ploto, panašaus dydžio namuose, galbūt su didesnė šilumos varža, tos sąnaudos sudaro apie 200-250 litrų per mėnesį. Efektyvumo požiūriu tai tikrai mane nustebino, kad galima pasiekti štai tokį rezultatą ir pasiekti, kas svarbiausia, būtent ekologiškai. Mums tas ekologijos veiksnys, būtent turint galvoje šitą nuostabią Vilniaus vietovę, tikrai nesinorėjo jos teršti kažkokiais tai dūmais ar naudoti tokias technologijas, kurios teršia gamtą. Tokia šildymo sistema namo šeimininkų neįdarbina nei pečkuriais, nei paverčia technikos pažangos įkaitais. Būsiu atviras, kol kas dar nelabai žinau, iš kurios pusės prie to siurblio prieiti, žinau, kur yra jo frontas, taip sakant, bet kol kas nelabai ir norėjau, atvirai sakant, kišti pirštų, nes tam yra kvalifikuoti žmonės, todėl aš geriau jau pasinaudoju jų paslaugomis ir jie man viską taip įjungia, o paskui sistema dirba automatiškai. Tačiau artėjant žvarbesniems vakarams jau laikas šilumos siurbliui pranešti, kad metas imtis darbo. 20 pastatysim, aš namie irgi taip užsistatęs 20. Ir viskas, ir 20 nustačius daugiau nieko nereikia. Jeigu yra per šalta, jūs prieinat, pliusiuką paspaudžiat 21, jeigu per šiltą, minusiuką 19. Visas reguliavimas, daugiau nieko nereikia reguliuoti. Naujo šildymo idėjos saugo gamtą, mažina šildymo kaštus ir taupo laiką. Alternatyvaus šildymo įmonių grupė Naujos idėjos kviečia jus į seminarą šilumos siurblių panaudojimo galimybės Lietuvoje, kuris vyks kovo 31 dieną 14 val. Kaune Aušros gatvė 42 parodos Namų pasaulis 2007 metu. Visus besidominčius alternatyviu šildymu kviečiame aplankyti Naujų idėjų stendą parodoje Namų pasaulis 2007.